Ketvirta diena šiandien? Šiandien, jo. Ketvirtos dienos rytą. Esame jau šviesioj paros daly. Nes vakar, kiek spėjau nufilmuoti, kad atvažiavom. Ir tuo baigėsi. Ir vėlgi gaunasi taip, kad mes labai vėlai grįžtam. Nu, tiksliau atvykstam, negrįžtam. Ir nespėjom kažko labai daug nufilmuoti. Ir jau esam pavargę, labai sunku kažką dar plius po to dar komentuoti ir dar pridėti. Tai va, dabar atrodom mūsų stovyklavietė va tai. Daromės valgyt. Valgyt bus tradiciškai... ne visai tradiciškai, dar turim varškės, košytę, kavytę ir panašiai. Dviračiai irgi miega, jie reikia irgi pailsėti. Čia naktį miegojo. Brolis kažką internete vis žiūri. Tai norėjau kelti reelsą, o internetą ne. Nu, problemos su internetu, palapinės štai taip. Vienas iš updeitų, kad pradėjom dar įtempinėti ir šonus. Visai gerai atrodo, dar labiau nesikaupia kondensatas iš vidaus. Nu ką, gaminam valgyt, ruošimės ir keliausime. Sveiki, sveikučiai. Taip, šiandien broliai mina toliau, ketvirtoji kelionės diena. Vėjuota diena, vėl turim daug įkalnių. Žinot, važiuočiau aš į Zakopanę, blembačkai sakyčiau, viskas gerai. Tegul tie kalnai būna. Bet čia tikėjomės gal kokio lygesnio reljefo. Bet yra kaip yra. Žinosim, kad ir čia toks yra. Tais GPX failais pasidalinsiu. Tai kas norės pakartoti kelionę, galės pavažiuoti. Faina iš tikrųjų. Vietomis važiuoju, vakare važiavom, tai broliui sakau, mes čia gal Italijai kokioj. Nes tos alėjos, tokiom alėjom medžiai susodinti. Aplinkui javai, rugiai. Tai taip. Na, o sustojimas pirmas Biskupets, tai čia mums nuo mūsų nakvynės vietos bus 21 km, beliko 2, tada važiuosim į Olštiną, Olštinas 60 km, ten bus ir pietus, ir padangos pirkimas, kameros irgi pirkimas, nes reikia pasikeisti padangą broliui. O tada važiuosim į Griunvaldą. Dar bus Olštynek, tada bus jau Griunvaldas. Ir už Griunvaldo netoli bus kempingas. Nežinom, koks jisai tenais geresnis, prastesnis.
Tikimės, kad ten bus skalbykla. Na, jeigu nebus, tai rytoj Elblonge reikės ieškoti skalbyklos, nes jau reikia rūbus plautis. Vis prikaitavę. Taigi, atvykome į Olštiną. Nežinau, ar mes pro senamiestį važiuosime. Nėra jisai ten labai didelis, kelios gatvelės, sakyčiau, netgi taip. Bet kol kas naviguojamės į Dekatloną, reikia padangos. Tai va ta prasčiausia miesto dalis, ne broli? Šviesoforai, tas sustojimas toksai, nežinau, kažkaip tais kaimeliais įdomiau. Ten nėra šviesoforų. Smirda mašinom, jo. Na kągi, pastovėsim, palauksim. Va, Dulkių siurblys nuvažiavo. Ir važiuojamės toliau, judam. Turim pietus, Olštinę. Olštino pakrašty kažką. Olštino pakraštys čia. Ai, tiksliai. Olštino perkūnkiemis. Brolis važiavo vos neapsivertė. Gerai, čia mano kliūka buvo. Jo. Važiuoja ir žiūri, kaip. Bet turėjo atrodyti žostkai. Tai atrodė tenais, iš galvojau, gaudo ten žmonės šalia esantis jį, bet... Nu, aš nesitikėjau, kad tai bus. Nu, tai... Galvojau, normaliai pravažiuosiu. Galinį ratą pagavo gulintis policininko kraštas ir vos neapvertė mane su visom tašiom, su visku. Nu, bet daugiau irgi taip nedarysiu. Jau geriau prilėtinti. Nu, galvojau, pradursiu ratą, jeigu greitai ant jo užvažiuosiu, tai iš šono apvažiuosiu. Tai va, to dabar užsisakėm po pizzą. Visai atrodo skaniai. Pizza. Visai taip naminiai, švelniai. Taip, jeigu kas būsite Olštinė, čia va mes jos pareklamuosim. Labai skaniai atrodo. Ir dar padažiuko kažkokio davė. Nes man atrodo, čia be padažo galima buvo imti. Irgi būtų taip pat skanu. Tai va šiandien diena, kaip sakėm, tokia šiek tiek vėjuota. Nu, vėjo yra pakankamai. Buvom Vieskupets miestelį, nuo jo atvarėm čionais. Buvom taip pat, kur Dekatlone buvom. Tada buvom kažkokiam dar servise, bet irgi nieko nebuvo tenais, ko reikėjo. Nu, tai nusprendėm pavalgyti ir važiuoti toliau. Dabar dar Olštinė kas yra, iki jo 30 km.
Lidle. Esam Auštinė, už Auštino turim 93 kilometrus. Stam spirkti valgyt, vakarieniai, pusryčiams, kadangi tai bus vienas vienintelis didesnis miestas, o po to tuštuma. Nu, ne visai tuštuma, bet tiesiog labai didelių miestų. Tai apsipirkus keliausim iki Grunvaldo. Šiaip labai šilta, karšta, ypač važiuojant miestą, tai labai tvankumo jausmas. Labai norisi pavėsio ir miškelio kokio nors, kad būtų bent kiek vėsiau. Tai atvykome iki Grunvaldo muziejaus, arba tiksliau Žalgirio mūšio vietos ir ieškosim, kaip pakliūt arčiau ir tikriausiai reikia apsisukt. Prieš tai nematėm, kad galima užvažiuoti su dviračiais, tai privažiavom arčiau, kad nereiktų iš tenais eiti Tai mes tiesiog atvažiavom su dviračiais tenais. Na, nemažas laukas iš tikrųjų. Taip įvertinus. Jo, bet čia daužėsi, žinai. Gan gražiai nušienauta. Graži žalia spalva. Ką moka, tą moka.
broliai mina ir atmynėm į kempingą. Pradėjom nuo ežero, baigėm kempingą. Prie ežero, jo. Ir su uodais. Kaip be jų. Na, šiandien buvom Biskupės mieste, Olštinike ir atvarėm į Grunvaldą. Mes esam netoli, iš tikrųjų, Grunvaldą. 10 km nuo jo. Tik tais. Man atrodo, gera būtų vieta, kai yra tie Žalgirio mūšio minėjimas. Jo, taip, bet čia vyksta koncertai. Ten yra net visas čia būtų galima apsistoti tam, kad būtų galima davažiuoti. Nes tenais pakelių nebuvo labai tokių vietų, kur būtų galima apsinakvindinti. Tai čia galbūt viena iš tų didesnių vietų, nes čia gan nemažas miestelis iš tikrųjų. Kiek mes čia kempingas nemažas. Jo, kempingas yra, tai va, šita vieta būtų tinkama, sakyčiau, apsistoti, jeigu kas nori dalyvauti, žiūrėti kitais metais vykstančiose parodomosios scenizacijų Žalgirio mūšio. Nu ir šiaip čia, jeigu palyginimui, tai jeigu kas esat buvę Jurbarke, kempinge Genys, o jeigu nebuvo, tai nuvažiuokite, tai čia labai panašu yra. Čia viskuo žmonės pasirūpinę ir gerai čia padarė. Tai va, o šiaip diena prasidėjo šiandien su tokiu vėjeliu, buvo vėjo, šoninio vėjo, paskui į veidą vėjo, vien žodžiu vėjo buvo. Ir tokia, nepasakys, kad labai šalta, nelabai ir šilta, paskui įdienojus iššilo gerai. Jau iš Olštino, kai išvažiavom, tai buvo karšta. Jau norės pavėsį gero, tokį vėsaus, arba ežerių. Šiaip tai iš tikrųjų, jeigu bus dienų, kada bus labai, jeigu dar pasitaikys, kad bus labai karšta, tai reikėtų iš tikrųjų sustoti prie kokios upės ar ežero ir tiesiog išsimaudyti arba bent jau apsiprausti. Labai gerai, žinokit, padeda tiesiog šaltų vandeniu veidą, rankas apsipilti ir tai jau labai gerai. Tai va. Jo, ir suvalgyt ledų. Tai va. O šiaip, ką mes dar gerą nuveikėm? Šiaip, iš Biskupės nuvažiavom į Olštiną. Olštinę mes paieškojom padangos, Decathlone nebuvo, dviračių parduotuvėje reikiamo pločio irgi nebuvo. Tai nusprendėm rytoj, kad Elblongę galbūt nusipirksime. Dabar suklijuota ten su duct tape ir lyg ir laiko. Mūsų ta machinacija lyg ir laiko. Jo, bet man labai norisi naujos padangos. Aš siūliau broliui sukeist su priekinė, bet jis nesutiko. Tai va, o taip, tai ką dar? Brolius sakė, Olštinas nelabai patiko. Iš tikrųjų, tai valandą laiko mes praįvažiavom, tai tos sankryžos, tie šoseforai, tramvajai, kažkaip atpratom per 4 dienas nuo žmonės dar. Žmonės tai dar nieko, bet tas teismas toksai, tai miestietiškas teismas. Miestietiškas, jo. Miestai iš tikrųjų irgi nelabai, net ir kai treniruojamės, irgi stengiamės į miestą nevažiuoti, nes neypatingai. Tai va, šiandien 117 km. Pasivažinėjom, pasibuvom, pamatėm. Grunvaldo ta irgi vieta patiko, pasifilmavom, su dronu pafilmavom, pasifotografavom, trispalvę palikom mažą tokią juostelę apjuosėm, nes Lenkų vėliava yra, Lenkų gerbas ten su jų tuo trigaliu, ar kokiu ten, viengaliu yra, jo, kakao, visi supratom. Tai va, yra, o mūsų vytis tenais, aišku, joja į tą pusę, kur tas su karda joja. O ir šitas, ir trispalvės, tai nieko. Tai mes palikom juostelę tam, kad būtų taip, kaip būtų. Atstatėm, taip sakant, tiesas. Dar muziejus. Jo, yra muziejus dar tenais. Ir dar Lenką paprotinom, kuris nežino, kas yra Vytautas Didysis. Jis, matai, žino, kas yra Jogaila,
bet nežino, kas Vytautas Didysis. Kažkai jisai žino, kad Jogaila yra lietuvių šiaip, tai jeigu ką, nu. Nes šiaip Vytauto pusbrolis, tai negali būti kažkoks tai dar kitoks. Tai va, nu, paprotinom mes Lenką į tiesos ir doros kelią atvedėm. Tai va, tuo kempingį atvažiavom, nusiprausėm, atidavėm dar rūbus išskalbti, išskalbė, nežinau, išdžius ar neišdžius. Nusiskruto. Jo, jeigu neišdžius, tai teks ant dviračio kabinti ir vežti, kaip vėliavą. Nu, duok dievę. Tai jo, tai susitiksim su jumis rytoj. O dabar eisim liuliuką. Taip. Jo, nes eilinį sykį atvažiavom labai vėlai. 8, tai net montavimui lieka labai nedaug laiko. Tai Tiksliau jo nėra. Jo nėra, jo. Tai realiai visi video ateis su delay vadinamu, nes nėra kada fiziškai. Dar reikia ir išsimegoti, ir daiktus susidėti, ir rytoj vėl pajudėti. Tai eisim megoti. Tai čiau, broliai Mina, sekit mus ir mūsų kelionės. Ate. Man atrodo.